Gražios dienelės, skanios kavelės. Tai pagal planą turėtumėm eiti į mišką ieškoti malkų, bet pagalvojom, iškart nuo ryto į mišką kažkaip, tai gal nuvažiuokim iki Mikutkalnę, prie medžio, apie kurį praeitam video kalbėjom. Kažkoks tai medis, kuris išdegęs ir ten galima įlysti vidų. Ir tada grįžę jau eisim prie plano. Žiūrėk. Kirmeliukė. Mini. Kas greitesnis? Jaučiu kokį 10 metų nemyniau su dviračiu. Gerinai. Ojojo, įkalnė. Bet graža, ne? Žalia visur. Aha, čia taip kai jūra. Sportas, sveikata. Sveikata. Ką? Apsikeičiam dvirkais. Davai. Žiūrim. Bandom. O, čia kaip aukštai sėdžiu. Oi, kaip lengvai. Ai, tu gerai ir tas. Į užpakalį badą. Au, įsidūriau. O, parein! Ei, kodėl tu mane lenki? Palabiški. Kas? Šiaip mes čia jau turėtumėm kažkur. Tai va, čia kažkoks yra medis tenai. Aukštai kryžiais apkalt. Kuom? Kryžiais kažkais apkalt. Eiktų, ui. Tai, pasižiūrėk pati. Rimtai. Nebūdavo taip. O tai kaip mums tam patekti? Ten iš kitos pusės. O kaip ten važiuoji čia pra šitą? Čia reikia lipti. Eik tik tais. Jo. Bet čia yra įvažiavimas kažkoks. Apie šitą keliuką? Tai čia vis tiek. Reikės lipti taip. Ar ten geriau ir daeiti. Tai aš pavažiuoju, pažiūriu. Važiuotojas vos nenudriba. Kopsim į kalną, eisim žiūrėti tą medį. A nebūsiu aš grybą supjovus. Man toks jausmas, kad būsiu supjovus grybą. Kad ten bus tiesiog paprast medis. Ne. Oi. Sakau, ten nebus kokių šudinų nieka. Ne, sako, važiuojam. Reikėjo kaliošus mautis, bet bijoji pamesti ant dvirką. Užsiropštėm beveik. Kur dabar čia tas medis? Tai dabar ant pačią kalną reikia užeiti. Taip, galima įlysti vidų. A, jau matos? Taip. Sakau, kad nemelavau. Ateik. Sakiau, kad toks yra. Aš nemelagė. Aš galvoju, ką nusišneki. Aš nemelagė esu. Bet kaip įdomiai, aš čia nesuprantu, taip išaugęs tipo? Aš tai sakau, nežinau, man atrodo šiaip, ką ne pati sugalvojau, kad čia yra išdegęs, nes žaibs kažkada trenkė. O tai gerai, kodėl jisai tiesiog nenupūna ir nenukrent? Aš nežinau. Kaip iš čia gali taip laikytis, jeigu Bet tai tu realiai gali viduj pamatyti, kad čia kažkokie kaip apdegė, nebent čia dar kažkas degina. Nes tu matai tą prasme, lapai, viskas, jis gyvas medis yra. Jo. Bet vidus toks. Judam po biškį atgal. Kur mes dvirkus palikom? Tai kažkur čia pačioj. Pala, tas buvo mums po dešinę, tai čia kažkur jo. Netoli tų molių. Va. Okay. Transporto priemonės. Tu. Oi. Aš greičiau nusivarysiu, nei tu nuvažiuosi, jaučiu. Dasviduliai. Strikt. O, ble. Kas tau yra? Blemba, aš pamiršau, kad čia kai spaudi
šitą pedalą, kad stabdo. Aš galvoju, pasišoksiu, nulėksiu. Oi, kai gerai, kai nereik mint. Mašina. O! Stabdyk. Žiūrėk, karvės kaip arti. Žiūrėk, jisai su ragais. Tai visas jos. A, girdi, a neseks tau į kaktą iš tų ragų. Taigi čia piemu pajungt. A. Margė. Žiūrėk, o. Margė. Čia galimai 9% duodu, kad iš tikrųjų gali būti margė vards. Nu, kaime Nors margė. kažkurios. Bet kaip žiūri, ne? Na. Toks jausmas, ką puls ant tavęs. Nes asilo pamatė šalia. A, girdi. Nori patikrinti apie moterį ranką elektrą? Tu pažiūrėk, koks pasana karvė didelis ašmau papučia. Na. Eik, aš tikrai nebenoriu imti už to tešmens. Aš jaučiu būsiu prisikalbėjęs. Nedominam. O, čia pliurzinai tai neblogi. Aš plikom rankom pasiruošus tikrai miš. Nu, parodyk bickė. O, bicekala! Ai, žiūrėk, nėra tokias sunkės, taip atrodo. Opa. Ui. O, hebrytė, kam yra reikalings bemsas? Malkų prisikrovėm. Ai, sakėm, datą ilgą paimsim, bet mes jau niekaip čia neįkišim, ne? Jo. Pasikratom batus. Bet čia tu neapsisuksi niekaip. Ne, tai atbulinių. Arba spiruoklės nežeminančius. O. Tokia pati maišinė. Lietė dugną. Nežinau, kad čia nieko nesimata. Nesimata? Pastumk į priekį dar. Pavažiuok į priekį. Akmuo. Ai, žemą mašiną. Blemba, nu. Da. Gabija, tau reikia važiuoti ne per vidurį, o arba vienam šone, arba kitam. Nes vidurys labai aukštai. Nu gal biškai nes tokia mašina. Po tokius kelius Jo. Ne. Gražulės. Šalts ginklas, atsargiai. Šitą statyti? Taip. O tai ką tu darysi to be šitą? Patika ir visada. Pavalgėm močiutės kotletų su bulvių koše, pasistiprinom ir jau išėjom į lauką skaldyt kaladžių, bet pradėjo lyt lietus. Tai jaučiu teks laukti, kol nustos lietus. O dėl ko mes ten važiavom į tą mišką? Mes važiavom į tą mišką kartu su seneliu, vien dėl to, kad jis mums parodytų, kur jų ten yra tas mišks ir kur mes galim pjautas malkas. Nes mes galvojam, pjausim su benziniu pjūklu ir ten vietoj miške kapuosim, tada prisimėsim į bagažinę ir grįšim. Bet kai važiavam ten į vietą apžiūrėti, tai supratom, kad antras iki ten nebenorim važiuoti, nes žiauriai visur pradėjo liest dugną. Ir taip pakibom ant akmens, tai galvojom, žodžiu, nebevažiuosim tą mišką, duok dievė ten dugnui, nieką nepramušom, tai dabar laukiam, kol nustos lyt lietus ir eisim kapuot kaladžių. Davai. Jurgelį meistrėlį. Ai, tu savo. Pa, dabar kažkaip taip. Jo. Ne. Į apačią. Tai tu apsuk ir vėl taip pat kaip tu. Ne, man rod, žiūrėk, va taip reikia. Nu taigi užsidaušis į galvą. Taip? Jo. Tik kai nesidūž man. Blemba, galvoju, bus lengviau. Tu savo nebeištraukiu.
Kas čia per nesąmonė? Da, viens bandyms. Kažin, pataikysiu tą pačią vietą. Nemanau. Ir va tas, va, matai, jis jud. Oi, Kas čia buvo? tai nuskėlė kažkokį gabalą, man atrodo. Ai, nu. Nuskėliau daug. Okei, dar kartą bandom. Svarbu manęs su to kirviu nenuskėlė. Trečias kartas, sako, nemeluoju. Na, Eis, pamatys. o. Tai ką tu nori? A? Pažiūrėk. Kaip nori, kad susmulkinčiau? Kaip degtukus? Nu, pažiūrėsim, kaip dabar seksi šakalėniai skaldyti. Aš bijau, kad tas nenukristų. Blemba, jau čia nenukris, aš iš pradžių irgi bijau, o paskui pripratau. Gerai, neįsmiga. Nu, dar kartą. Gerai. Nu, ne kažką. Eina. Palauk. Pavargai? Jau spėjo karštis išmušti. Ne, jinai čia neskaldė būt tą malką. Negero, tu parinkai malką. Nu, davai. Ne, čia kaip metalas. Sako, kaip metalas. Va, šitą turėtų lengvai skilti. Va, šitą, manau, turėtų tikrai lengvai skilti. Susikaupk. O! Geras jau smėlis. Gerai, pabandykim šitą ilgą. Bet in tokia nelygi, matai, jaučiu ne... Ai, stovi. O! Nu tu tikras galiūns, net malką perskeliai. A, padariau įspūdį tau. Aišku. Opa. Žodžiu, su manim laukiniui gamtoj išgyventum. Nu jau matau. Jeigu galiu tokias kaladės perskelti per pusę, tai galiu ir bebrą nudopti. O tuos tokias čia kartu skaldai, tai čia va, paėmėjai, va taip, va. O, va, gerinai. Tokias čia va taip, paėmėjai lengvai. Pasakorius, koks o Jėzu. Oh. Va. Nu, šaunuolis. Gali dabar pasipluot savo. Įdomu, ką tu darytum. Tokį vyrą praradus. Tau malkas ant nosies užkiba. Tokį vyrą praradus. Įdomu, ką tu darytum. Į tą, Jana. Radom va tokį rastą. Nėra labai plons. Taip, jeigu su ranka žiūrint, pabandysim dviese perpjauti. Su tokiu va įrankiu. Sakė, žiauriai blogai pjaun. Tai pamėginkim. Gerai. Ui. Tu biškį taip greitesniais judesiais, kai įsipjauti, žinai, biškį tada. O, šitai. O, kaip eim. O, biškį įsipjuoja. Kaštrin kažkaip tas pjūklas. Reikia aplinkui varyti, va taip. Ai, nu. Ir jau čia turėtų būti geriau, ne? Po man kažkaip tai būtų patogiau, jeigu čia. Nu, įpratęs toj pozai dirbti. Dirbu dieną, dirbu naktį. Nesustabdoms. Nu,
Nepajudinu. Kaip tai nepajudinė? Aš įsivaizduoju, kaip ir tai rankų nepajudinsi. Nu. Kiek da lika? Žiūrėk, jau nebedaug lika, kokie da. Dava tiek. Bet dabar, žinau, gal strikt labai, nes jis, žinai, laužęs, tai va jį turi taip biškį pakelti. Okei, varom. Oi. Oi. Nu, alio. Alio, garaž. Kas yra? Opa. Jee! Perpjovėm. Aš perpjoviau. Planavom su benzopjūklu, padarėm dar geriau. Dar sunkesnį variantą pasirinkom. Jo. Opa! Ir mes jau pasižymėjom, kad pririnkom malko. Tai kai važiavom mišką, prasvežiam kaladžių, pažymim, kad padaryta. Tada skaldom malkas irgi suskaldėm ir pjaunam malkas irgi supjovėm. Tai dabar einam gaminti valgyti. O ką ne, aš susikaupęs. Daug labai nedėgal, kad čia nepakiltų ta ugnis į viršų. Nu va, įsidegs, aprims ir tada dėsim šašlus. Žiūrėk, rimtai. Tas koks didelis. A čia vieną vištą tiek pridėt? Aš nežinau. Tas kaip stručia kokie. Deda. Nu žodžiu, panašu, kad vištos pagauti nelabai pavyks. Nu, ateikit kažkurį vieną. Ateik, sakau. Ateikit, nebijok. Nu, va tu. Jo, tu, ateik. Ateik su. Blemba. Kokia greitumą. Nu, iš manęs vištų gaudytojas nekoks, ne? Būni šalia, atrodo, nu kas čia, tik greit pagriebt, bet o jeigu jin pradės spurdėti ir man su snapu, tai pradės lesti ranką. Ateikit kažkurį vieną, nieko nepadarysiu, nu. Ateik tu. Jo, tu ateik. Ateik. Neskrisk. Nu, kur tu dabar skredi? Kur tu dabar skredi? O, ble. Ne, žodžiu. Over, kviečiam babą, pačiam pagaučia be šansų. Nu, ko tu bijojai manęs? Ko tu manęs bijojai? Ką? Vištų kiaušiniai surinkti. Šituo sumaunu, jaučiu, šitam bus jau viskas. Jo, jau čia užteks. Aš bijau, kad nepradėtų lyti. Nu, visko gali būti, nes žiauriai neaukės. Jo. Ir jau pradėjo. Blemba pradėjo lyti. Tokių smulkių šiek tiek įmečiau, kad būtų greičiau. Žodžiu, su orais tai baisiai nesisek. Gabija bėga vištą suvaryt, nes pradėjo stipriai lyt. Čia viduj yra viščiukai. Va, kokie mažyčiai. O aš bėgu ieškoti kokią nors tai šiferę, kad galėčiau šašlikinį uždengti. Biškį pavartykim. Oho, tas neblogai apdegė. Oi, čia visi taip neblogai apdeg. Kad geriau suprast ar iškepė, reik patikrinti pačiam. Zeba, iškepė. Iškepė? Bus skanu. Skaniai. Apsilaižysim. Po šiandienos tokių darbų tai bus labai gardus skanu. Gaminam valgyti. Iškepėm šašlykus, tai šitą galim pasižymėti, kad padarėm. Suvarom vištas miegoti. Nu, pasirodo, kad vištų varyt miegoti net nereikėjo, nes kai pradėjo lietus lyt, jos pačios bėga, bet Gabija išgelbėjo viščiukus. Tai manau, kad šitą galim užskaityti. Tai šiandien padarėm viską, ką planavom, o rytoj jau lauk kiti darbai. Tai jeigu patinka mus stebėti, būtinai paspauskit laiką ir subscribe.